Sako, nepatikėsit, mano buvęs vyras pasikeitė kardinaliai. O tantra yra visiškai kitas dalykas, negu mes įsivaizduojam, ką mes čia eskaluojam. Dvasingas yra tas žmogus, kuris žino, kaip uždirbti pinigus savo šeimos išlaikymui. Lietuviai žmonės yra ganėtinai jautrus iš prigimties. Ką aš turiu omeny jautrus, tai yra jautrus vibracijom, energijom kito žmogaus. Mes matom labiau ir jautriau. Ir kas, kad nesveika. Kada ateina su ligom, tada taip yra kalbama apie maistą, yra kalbama apie praktikas, kurios būtų palankios, ir yra kalbama vėlgi apie mantras, apie jantras, apie rudrakšą. Vadinas, mokytojas visą šitą kardo smūgį pasiėmė ant savęs, nukreipdamas energiją į savo tą piršto galiuką, kad kardo smūgis mokiniui praeitų krašteliu. Gileta, o kaip tu tada išlaikai savo moteriškumą? Nes šio organizavimas, ten apskritai vienas toks didžiausią stresą keliančių kaip ir užsiėmimų. Kartais jaučiuosi kaip robotas. Kodėl? Iš tikrųjų. Kartais jaučiuosi kaip robotas ir sakykime, čia Lietuvoje reikia dirbti labai daug, kad pasiektum rezultatų. Galbūt astrologiškai irgi pas mane tai yra nulemta. Ką turi minty Lietuvoje ir dar daug dirbti, kad uždirbtum, pasiektum norimą rezultatą. Tikrai daug reikia įdėti pastangų. Labai daug. Bet, sakykime, kažkokių grandiozinių planų aš niekada nesiekiu. Niekada neužsibrėžiu, sakykime, taip, ar ne? Ir visa tai, ką aš darau, ką aš organizuoju, tą veiklą, kurią aš savo susiplanuoju, man pačiai visada yra įdomi. Jeigu aš tik pamatau, kad tai man pereina į rutiną, aš pati pajaučiu, kad aš nebenoriu. Nebenoriu to daryti. Ir būna taip, aš leidžiu savo nebedaryti. Kiek laiko? Kol... Kalendorius 3 dienas. 3 dienas. Jeigu taip atvirai pasakius, tai iš tikrųjų aš jeigu 3 dienas pabūnu namuose, visiškai namuose, be jokių užduočių, ar ne, susitvarkau namus, subendrauju su vaikais, ten pietus, vakarienė, grožio procedūros, filmas, čipsai, taip, ir kas, kad nesveika, bet vis tiek galima per mėnesį kartą. Aš sau leidau. Tai aš pajaučiu, kad man jau pradeda suktis mintis, čia dabar jau tą reikėtų padaryti, tą padaryti. Savaime gaunasi. Darbai planuojasi, pradeda planuotis, dėliotis savaime. Čia vyriškas reikalas. Taip, aš esu viena. Ir aš esu išauklėta taip. Tai dėl to man įdomu, kaip tada tas moteriškumas, kaip šitą temą paliest? Jeigu nori mano asmeninės nuomonės, aš niekada nevargstu ir nepykstu ant savęs ir nepergyvenu dėl to, kad aš darau vyriškus darbus. Manęs jie nevargina. Jeigu aš nenoriu, aš jų ir nedarau. Jeigu noriu, aš juos darau. Pas mane nebėra vidinio konflikto dėl to. Kažkada buvo. Dabar nebėra. Kaip tai atrodė konfliktas? Irgi su žinių gavimu, kada aš pradėjau žinoti, kad yra moteriški, vyriški darbai, ar ne, kad čia turi pasiskirstyti, kad čia moteris, nemoteriška, aš pradėjau viduj savo konfliktuoti, kada aš suvokiau, kad mes buvom auklėjami visai ne taip. Išgyventi. Nuo sovietinių laikų. Mes buvom auklėjami išgyventi ir mokomi viską patys pasidaryti. Ir nesigirsiu, taip, aš daug ką moku, aš esu universalus žmogus. Giriuosi, bet gal ir negražu, bet tikrai. Aš išgyvenčiau bet kokiu atveju ir kaime, ir mieste, ir džiunglėse, nežinau, vorų labai bijau. Kol kas. Bet tada atsirado konfliktas vidinis. Bet sakykim, kad tai būtų pagerinę mano šeimos santykius, tas atskirimas vyriško nuo moteriško, ne. Ten tiek supainiotų dalykų, sakykim, tada atsirado tuo momentu, kad aš noriu būti ir moterim. Arba ne, bet tada niekas tuo dalyko nedaro. Ten, tokių
buitinių Gerai, neplauti konfliktų. indai ne mano problema. Va dabar- Yra bendras. Va dabar man yra ne problema visiškai neplauti buvo? indai, kokį pavyzdžiui, pusę dienos gali jie būti ir man iš vis ne problema. O buvo? Buvo. Aš buvau visiška pedantė namuose. Okay. Ir kada aš suvokiau, kad jeigu man namuose trukdo kažkoks nesutvarkytas kampas vietoj to, kad aš eikriokčiau ant kitų, kodėl jūs nesusitvarkėt. Ir tai buvo man labai didelė problema. Ir kada aš suvokiau, kad tai yra mano vienos problema, tai yra mano vidinė problema, tada... Tavo vertinimas, paveiksliukas tvarkos, ne? Taip. Kodėl kitas turi būti atsakingas už tai, kas man nepatinka. Ir kada tu savo šitą perverti suvokimą, kad jeigu tau nepatinka, tu pats ir susitvarkyk. Bet nekriok ant kito, gal jam visai gerai toj netvarkoj. Visą laiką tame buvo. Tai va, ir dabar aš visai gyvenu taikoj su savim. O tai kaip vaikai tada pernešė tą tvarkos, nes vaikai šiaip nėra labai? Ne, bet vaikai mane ir išauklėjo. Vaikai mane daugumai vietų išauklėjo. Kad kiekvienas turi savo suvokimą ir kiekvienas jaučiasi kitaip toj pačioj situacijoj. Mes tryse gyvenom, ar ne, paskutiniu metu berniukas, mano mergaitė ir aš. Ir mes, sakykim, tą pačią situaciją visi trys matom kitaip. Ir vaikai, sakykim, šita karta, dabartinė jau berniukas mano studentas, mergaitė irgi jau 17 metų taip pat, tai jie jau savarankiški visiškai žmonės. Ir kuo daugiau tu leisi jiem būti savarankiškais, tuo labiau tu atskleisi jų asmenybę, nespausdamas per savo prizmę ten kažkokius dalykus, kurie yra kertiniai, kad tu turi išmokyti jos higienos ar ne, kad tu turi išmokyti jos pasidaryti valgyti, kad tu turi išmokyti jos išsiplauti rūbus, susidėti galų galiai į vietą, jeigu nori rytoj tvarkingus pasimti, tu turi tos kertinius dalykus išmokyti. Bet ta vadinama pavyzdys veikia ilguoju periodu, ką aš pastebėjau, va dabar, kada jau jie didesni, nes jie visada irgi tokiam, kaip aš sakau, vaikiškam chaose gyveno, tam vaikiškam toj betvarkiai kambariuose, nes jų kambariai buvo jų asmeninė betvarkė, jie rasdavo visko, ko reikia. Ir jie viską randa, bet ateina diena, sakykim, ar porą dienų per mėnesį, kada mama tyliai įsliūkina į tą kambarį, kada jie yra mokyklai ir viską sutvarko. Taip kaip turi būti pavyzdinis kambarys. Aišku, tada vaikai patenkinti, aišku, daiktų kai kurių neranda, bet tai yra švaru, tai yra kvepia, bet po savaitės vėl tas pats chaosas. Bet vaikas jau mato, kad gali būti kitaip. Ir, sakykim, studentas dabartinis, jisai iš to chaoso išaugo. Pas jį dabar nebėra to chaoso. Nes jisai matė, kaip gali būti tvarkinga ir su laiku, su amžium atėjo metas, kada jis jau pats tvarkosi, nes jisai žino, kaip gali būti kitaip. Ir kaip yra patogiau. Mergaitė lygiai taip pat. Mergaitė iš vis viena frazė buvo topinė. Dabar sako, kada aš turėsiu savo namus, jie bus tokie pat tvarkingi, kaip ir pas tave. Mano erdvės, ar ne. Bet vienas kambarys bus toks, kur bus kūrybinė betvarkė. Ir aš ten kartais nueisiu, sako. Kažkas yra, kas lieka, žinai. Vadinasi, jai reikia ir betvarkės tos kūrybinės, nes jinai piešia pas mane tokia dailiokė matematikė per brūkšnelį. Bet jinai žino, kas yra tvarka ir kaip turėtų būti ir kada tie indai turėtų būti išplauti. Bet tai eina per savaiminį, per natūralumą, tai nėra per rėkimą ir per isteriją ir per dramą. Nepadeda ypač šiuolaikiniam vaikam, visiškai ne. Jos visiškai, sakykim, tos auklėjimo priemonės, kurios buvo taikomos mano mamos, ir tos pačios priemonės visiškai neveikia dabar.
visiškai neveikia, jos suveikia priešingai. Net mano vaikai man yra pasakę, mama, kam tu taip darai, tai neveiks. Jeigu tu taip sakysi mum, tai neveiks. Jie patys, nes mes ganėtinai atvirai bendravom su vaikais ir tikrai labai gražus bendravimas buvo, nes aš visada jų klausydavausi ir girdėdavau. Ir leisdavau pasirinkti. Ypatingai vaikinukui, jis visada turėjo pasirinkimo teisę. Vat irgi šita žinios pas mane iš rytų atėjo. Čia konkrečiai vaikinukui ar apskritai vaikam? Vaikinukui. Mergaitai paskui irgi taip pat to pačiu principu dariau, kada reikėjo pasirinkti pomėgius ar ten, sakykime, būrelius kažkokius. Niekada nebuvo prievartos. Ir vaikai niekada mano nebijojo eiti daug būrelių, nes buvo pasakyta, jūs eikit visur, kur tik sugalvojat, nes kaip jūs kitaip sužinosit, ko jūs norit. Kas tinka, kas netinka. Taip. Ir va tos pasirinkus, arba, sakykime, jeigu būdavo situacija, kada staigiai reikėdavo nuspręsti kažkokį sprendimą padaryti, kad ir berniukui, ar ne, tai aš niekada neduodavau konkretaus atsakymo, kad tu būtinai turi daryti taip. Ne. Aš sakydavau, kaip tu galvoji daryti, kaip tu manai, kad tu turėtum pasielgti, ar ne. Jisai man pasako, kaip jisai galvoja, kad turėtų situacijai pasielgti ir aš jam sakau, o aš galvoju, sakau kitaip. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu pasielgsi va taip, tai rezultatas bus toks ir toks. Jeigu tu pasielgsi taip, rezultatas bus toks ir toks. Rinkis, kuriuo keliu eini. Ir visada būdavo gerai. Man atrodo, vieną dieną pasakysi, tu dabar jau pakankamai suaugęs, kad klausyt žmonos, ne? Ateis ta diena. Paminėjai kūrybiškumą. Dabar, sakai, vyriški tokie darbai, tokie jau koordinacija, kontroliavimas, o kaip kūryba? Kiek kūrybos yra tavo akiratį ir kiek skiri dėmesio? Vis tiek, aš kūrybos su moterišku. Bet kuria prasme kūrybos? Kuria prasme klausi? Ką kuria? Aš kuriu tik tai savo hobį, va šitos dalykus, mano darbas yra mano kūryba. Va šita veikla, būtent projektų organizavimas šitiem žmonėm iš Indijos, ar ne, kuriuos pasikviečiu. Va šitas organizavimas man yra mano kūryba. Kuri kaip juos atvežt ir kas juos pamatys? Tai yra techninis darbas, aišku, bet aš nesu labai kūrybingas žmogus. Ne. Čia vertinimas ar? Ne, aš matau praktiškai. Poreikio nėra? Tikriausiai, jo. Neturi to nėra, jeigu aš noriu piešti, tai aš papiešiu, jo, būna toks noras. Ir ganėtinai anksčiau neblogai išeidavo. Dabar nežinau, dabar nebebandžiau, jau senai nebandžiau. Poreikio matyt nėra. Kartais pasigendu savy, kad gal reikėtų kažkaip senai, beskyriau laiko, kaip kiti vadina, laiko savo, ar ne? Laikas savo. Tai minėjai, kad yra čipsai, yra ledai ir filmas. Čia ne tai? Gerai, išvažiavimas į Indiją ten savaitį 2. Būna ten, taip, būna laiko savo, iš tų 2 savaičių būna kokios 3 dienos savo. Kada aš nuvažiuoju į Rišikešą, kada aš apeinu visas vietas, kurios man yra malonios. Ten pabūnu, ar tai kažkokia šventykla, prie Gangos pasėdėti, kad ir pro tą patį miesto turgų praeiti, nes jau kai kurie turiu, sakykime, tokią mažą kavinukę pačiam Rišikeše. Visiškai toks vienas mažas kambarėlis, kaip mes pavadintumėm turbūt konteineris, bet ten ne, bet kažkas labai panašaus. Ir ten dirba vaikinukas iš Korėjos gal. Ir nepatikėsi, jisai kalba 7 kalbom. 7 kalbom. Jisai turi va tą mažą konteinerinę kavinukę ir jisai tiek, kiek aš važiuoju į Indiją jau 7 metai, tiek aš pas jį nueinu. Ir jis visada ten yra, jis dabar jau prasiplėtė, jau gal dabar 2 konteineriai. Bet jis kalba 7 kalbom, va čia man buvo ir žmogus dirba kavinukiai.
Sako, man labai gerai, aš nieko daugiau nenoriu, aš mokinuosi kalbų ir verdu kavą. Ir pas jį labai daug žmonių, pas jį ant lenkščio sėdi kavą geria, nes vietos nebėra. Tai va, aš tokias vietas aplankau, tai pasikalbu su tokiais žmonėm, tai man yra laikas savo, kada aš bendrauju su žmonėm, su kuriais man malonu bendrauti. O tai minėjai, pavyzdžiui, apie nemeilę savo, tai tada kas yra tau meilė savo? Aš jau negaliu šitą klausimą neužduoti. Meilė savo? Tai va tada, kada aš save lepinu tais dalykais, kurie man realiai patinka. Jeigu man asmeniškai, vat man bendravimas su žmonėm, man labai patinka. Man labai patinka, man yra pats maloniausias laiko praleidimas. Ir ypatingai, kada yra pokalbiai va tokie gilesni, sakykim, tie, kurie ir man duoda žinių papildomų. Ir kada aš galiu pasidalinti. Tai kad ir dabar sėdėjimas čia man yra laikas tau, žinau. Man labai patinka. Man irgi. Ačiū. Ką palinkėtum savo, kitiem? Koks palinkėjimas? Įdomu, kaip dabar nuskambėtų. Neatsimenu, kaip buvo tada. Jeigu sakai, kaip dabar nuskambėtų, tikrai neatsimenu, bet aš visada linkiu natūralumo ir ramybės, taip, ramybės. Sako, atsargiai su norais. Bet ramybė, ta prasme, kad tai nėra sėdėjimas ant foteliuko, ne? Ramybės, tai ramybė tavo galvoj, kada visi darbai, kuriuos tu darai, visi projektai, ar tai santykiai, ar tai kelionės jūsų, kad viskas būtų harmonijai, kad tu būtum taikoj su savim. Tai aš ir sau to linkiu, nors aš turbūt ir esu jau tame, jau nemažai metų ir aš labai gerai jaučiuos dėl to. Kas galėtų nutikti, kad iškristom iš to darnos? Dabar jau nežinau, kas turėtų įvykti, galbūt netektis kokio nors žmogaus, sukrėstų šiek tiek. Kažkiek laiko spėjau. Sukrėstų ne dėl to, kad jis išėjo amžinybėn ar ne, bet turbūt, kad kažko nespėjau su juo pakalbėti ar pabūt su juo ilgiau. Va tik tai dėl to, nes mes visada, kada žmogus išeina, gailimės, ne kad išėjo žmogus. Savęs, kad kažko. Tai va, tai yra standartiškai, bet turbūt yra neišvengiama. Tas va toks pasigailėjimas, jisai vis dėlto, aš taip galvoju, būtų. Nes vis tiek mes gyvenam tokioj skuboj, ar ne? Nu, toks laikmetis, kad mes skuboj. Ir reikia daug dirbti, bent jau Lietuvoj. Ir daug dirbti tikrai reikia, daug pastangų įdėti, sakykim taip. Ir kartais už tas pastangas negauni to atlygio, kokio tikiesi, ar ne, kaip bebūtų skaudu, bet kada darbas mylimas, tai tas nueina turbūt į antraeilį planą kažkurio momentu. Vis dėlto esmė yra tame džiaugsme, ką tu darai. Mokėti tą džiaugsmą pamatyti ir tuo džiaugsmu pasidžiaugti. Tol, kol džiugina, jeigu nebedžiugina. Tada tiesiog nebedarai. Tiesiog nebedarai, yra laikmetis tas, kada yra labai mažai žmonių, kurie daro vieną kažkokią veiklą. Nu tikrai yra labai mažai žmonių, lietuviai labai sumanus ir labai gabus yra, sakykime, iš savo patirties aš irgi žinau, kad, lietuviai dažniausiai jie turi kelias veiklas. Tai jeigu viena nebeseina, ar, gal laikas ne tas, gal ten kažkas, ir nervuoja, ir džiaugsmo neteikia, padėk į šalį, ateis laikas tai veiklai ir vėl jinai pajudės, neateis, nepajudės, vadinasi, ir nereikia. Arba neįtės konsultacija pas vami ir jisai pasakys. Vienas iš variantų. Galbūt padės priimti sprendimą. Jo, galbūt ją visam reikia padėti šalį tą veiklą, gal visai ne tavo yra. Užtat jinai ir neinasi, gali būti taip. Arba gali būti taip, kad jei ne tas laikotarpis dar gal reikia išlaukti, nesiplėšti. Arba traukinys nuvažiavo. Arba jau taip. Arba jin jau atidirbo. Taip kaip, sakykime, dabar jogoj aš nebeturiu grupių, aš nebevedu grupėms, nes asanos jau yra mano ir darbas su asanomis, su grupėmis jau yra mano praeitis. Jau aš einu toliau.
Jau nori į kitus dalykus. Jau nori kurt. Tenais. Bent jau kaip aš matau, jau einu į didesnius dalykus, jau aš noriu daryti mokymo centrą ar tokį žmonių susibūrimo centrą, kur galėtumėm pasiūlyti daug veiklų, daugiau veiklų. Pasiūlyti prekių? Ir prekių. Tai prekių pasiūlymas, tai visada, kaip aš sakau, mesgi turim galimybę bendradarbiauti, ar ne? Tai va Dariau, myliu tave, aš manau, kad tai man yra pati geriausia bendradarbiavimo platforma. Kame? Kodėl sutikai apskritai myliu save prisijungti? Todėl, kad mes turim bendradarbiauti. Tai aš tave pažįstu N metų ir aš tavim tikiu. Aš bendrauju su žmonėm, kuriais aš tikiu. Kaip tu manai, ką platforma čia padėtų ir galbūt kitiem priimt sprendimą? Kodėl verta prisijungti? Ką pamatai platformai? Todėl, kad ten bus daug tokių, kaip mes visi. Ta prasme, jinai tokia... Jau yra, ne tik bus. Taip, ir dar bus daugiau. Aš tiesą sakant, nežinau, kiek ten mūsų yra, bet aš visada... Aš jaučiu, kad ten gerai labai yra. Ir ten visi apie tą patį, apie dvasingumą, apie džiaugsmą, apie kaip pagerinti savo būtį, buvimą čia. Kiekvienas renka savo kelią. Taip. Ir ten tiek produktų, kad ten, rasi viską, ką norėsi. Ir pradžiai kelio, ir viduriui kelio, ir dedantiesiam, ir pažengusiesiam, visokiem. Beje, šitų laidų mecenatas yra personalizuotas, tai negaliu nepasakyti. Visgi miego ambasadorius ir personalizuotas neatsiejami. Ir beje, visos techninis įgyvendinimas yra Mainstream Pro. Tai jeigu reikės video paslaugų, galima irgi marketingo klausimus spręsti. Mes nepaminėjom apie šitą studiją. Kaip jinai Bet mes kalbėjom apie laiką savo. Tai čia ir yra studija laikas savo. Būtent subūrė moteris ir daro moterim užsiėmimus. Kad kada jinai piešia ant šilko, daro, sakykime, kalėdinius vainikus. Ir manau, čia ir paskaitų gal yra tokių moterų ratam, kad jos kada čia ateina, jos būtent ant tiek pasineria į tą veiklą, kad jos sako, net nenorim išeiti arba negali atsitraukti, tas piešimas ant šilko, tai taip įtraukia moteris. Kad jinai visiškai meditacijoje, tada jinai ir būna su savim. Nuo tų kasdieninių rūpesčių. Taip, laikas tau ir yra, kada tu būni su savim, pieši, kad ir pieši va čia. Tai Vilniuje, Pilaitėje yra laikas savo erdvė, galima juos surasti tinklalapyje, beje, po video rasite aprašyme ir jų nuorodą, tai galite pasidomėti jų pasiūlymais, galbūt netgi ir myliu save laidoje atsiras. Ir tų pačių myliu save pasiūlymuose. Gilėto, kas tau yra vedinė filosofija? Apskritai, kodėl vedos tau yra dabar imponuoja kaip žinių šaltinis? Todėl, kad aš... Ne dzen, ne islamas, ne kažkokios kitos kryptis, o vedos. Aš ten atradau geriausia, kaip savo profesijos aspektų žiūrint, ar ne, medikė. Aš ten radau gražiausią ir geriausią jungtį tarp senųjų tradicijų, šita vedinė filosofija, ajurveda, man labai gražiai susijungė su moderniaja medicina. Aš nuo pat mažens ieškojau šitos jungties, kaip sujungti fiziologiją, psichologiją, gyvenimo būdą. Ir viso šito žinios man labai gražiai susijungė į vieną, į gyvenimo būdo tokią kaip mokyklą. O tai nebuvo studijose ir per tavo gyvenimiškas patirtis? Nebuvo. Kurios nebuvo, vietos? Gal buvo kažkokių vietų, kurių trūko? Kada studijavau mediciną, tai buvo viskas apie fiziologiją, ar ne, kūnas, anatomija, lygos, lygų gydymas. Ir, sakykime, senuoju žodžiu sakant, profilaktikos buvo labai mažai. Ir ta profilaktika dažniausiai buvo jau, kada žmogus pasveiksta, ką jam reikėtų daryti, ar ne. Bet tos vedinės žinios, jos tau duoda begalę žinių, kaip tu turėtum gyventi, kaip elgtis, kaip maitintis, kaip judėti, kad nesusirgtum. Tai moderniojoje medicinoje šito
yra labai mažas trupinėlis. Prevencija yra Prevencija užribį. labai mažai jo. Taip kaip mūsų mokyklose etika. Tai yra labai geras dalykas, bet jinai yra, tokia į kamputį nukišta, ar ne? Tai vat modernioje medicinoje irgi viskas yra apie gydymą, bet ne apie užkirtimą ligos. Tai dabar tas vedinės žinias, kad gaut, tai tiesiausias kelias yra per Svamius, ar teisingai suprantu? Nebūtinai yra ir Indijoje yra ir mokyklų įvairiausių, bet, sakykime, Svami Aditija, jis yra svečias arčiausiai jūsų dabar. Tai yra projektai sukurti tam, kad žmonėm būtų lengviau pasiekti šitas žinias ir jos yra iš pirmųjų lūpų. O kaip atrodo tas pasiekimas? Pavyzdžiui, kaip atrodo praktiškai? Galima ateiti paskaitas. Mes organizuojam paskaitas ir paskaitos yra įvairiausiomis temomis. Kitą kartą važiuojant į žmonių kolektyvą, sakykime, aš klausiu, apie ką jūs norite šiandien kalbėti. Gali būti išvis diskusija. Atvira diskusija, tai vadinamas satsangas, kada tu sėdi, tai irgi iš rytų filosofijos terminas, satsangas, kada tu sėdi tam pačiam rate su mokytoju ir vyksta klausimų atsakymų sesija. Šiuolaikiškai kalbant. Mokytojas atsako, taip. Tik pasitikslinu. Taip, mokytojas atsako. Tai va, bet mes, sakykime, šitos satsangų šiek tiek sumoderninom ir duodam jiem temą, įvardinam visada, kokia bus satsango tema ar ne. Tai aš niekada neprievartauju žmonių klausytis to, ko jie nenori klausytis ar ne. Tai užtat paklausiu, apie ką norėtumėt girdėti. Prieš važiuojant visada mes sutarėm su organizatorium, kas jau mus kviečiasi, sutarėm kokią temą galėtumėm gvildenti, tai temų įvairių ir sakykime, pačios populiariausios va dabar, tai yra būtent tantros tema, o tantra yra visiškai kitas dalykas, negu mes įsivaizduojam, ką mes čia eskaluojam. Yra apie intimą labai maža dalytė, bet kai tu sužinai visą esmę, kas yra tantra, tai... Sužinojai visą esmę tantros? Tai esmė, kada sužinai, kas tai yra, tai tas intimas, aišku, svarbus dalykas, bet ne tiek, kiek čia yra eskaluojamas. Kaip suvokia tantrą, jeigu įmanoma kažkaip apibūdinti? Apskritai, kas yra tantra? Kodėl tai turėtų rūpėti vakariečiai? Tantra iš tikrųjų yra jungties priemonės tarp kūno, proto ir sielos. Joga irgi yra tantra. Ajurveda irgi yra tantra. Mantra irgi yra tantra. Tai tantra yra jungiantis apie tai? Tai yra priemonės, kurios sujungia tavo kūną, protą ir sielą. Įneša, tai yra įrankiai. Kaip juos tinkamai parinkti, kas sprendžia, ar kaip juos išsirinkti? Čia minimum reikia turėti vedlys, kuris pasako, kaip su jais elgtis ir kuriuos naudoti. Taip. Tai Svamis Aditija yra laisvai prieinamas kol kas iki birželio mėnesio, o paskui rudeniop vėl jisai bus čia, vėl bus galima kreiptis. Online galima. Įsigyti pasiūlymą ir gali online tas įvykti, arba sulaukti įsigijus, kol nepakinta kainos. Komercija toks dalykas. Infliacija jinai nestovi vietai. Taip. Ir, sakykime, toks žmogus, kodėl, vat, tu manęs klausai, kodėl Svami Aditija. Galbūt kažkas kitas atvažiuos iš Indijos, vat kodėl jis? Galbūt atvažiuos ir atvažiuoja, tikrai astrologai atvažiuoja, yra irgi ten astrologai, kurie perduoda žinias šeimoje iš kartos į kartą ir jie ganėtinai stiprus astrologai, sakykime. Bet Svami Aditija nėra astrologas, vat kame esmė. Jis nėra astrologas. Jis apskritai yra žynys, sakykime taip, ten yra toks terminas žynys. Žmogus, kuris turi universalias žinias. Ir tos žinios gautos ne iš knygų, o iš praktikos, kaip ir minėjau. Dėl to jie ima tas žinias ir nurodymus iš savo tiesioginio mokytojo, nes jis visada parodo kelią, kuriuo tu turėtum eiti ir
ką šitas kelias, šitas ėjimas tau duos, kokį rezultatą. Tai vat Svami Aditya irgi daro tą patį čia. Jeigu jūs ateinat pas jį į konsultaciją, į susitikimą, aš netgi nemėgstu to žodžio konsultacija, tai yra susitikimas su vedliu, tavo kelio vedliu, kada tu gali paklausti patarimų. Taip, mūsų žmonėm yra suprantamiausias terminas, kada aš pasakau astrologinė konsultacija. Taip yra remiamasi astrologija. Čia lygiai taip pat kaip human design, žmogaus dizainas dabar yra tokia šaka, ar ne? Kada aš ją pasidomiau, nelabai gilinausi aš į ją, bet reikės turbūt pasigilinti, tai yra irgi per astrologiją šiek tiek yra duomenys imami. Tai va čia yra siauresnė šaka, o tą, ką daro Svamis Aditya, tai yra labai plati šaka. Ir tokie žmonės kaip jisai Indijoje yra labai gerbiami už jų žinias ir už jų, kaip pasakyti, jėgą, už jų galimybės. Mūsuose tai skamba šiek tiek kaip mistika, bet ir man prieš tai buvo kaip mistika visi šitie dalykai, bet dabar, kai aš 5 metus su juo dirbu ir matau, kaip keičiasi žmonių gyvenimai ir kaip ta mistika virsta į realybę po susitikimo su juo, kad ir naudojant tuos tantrinės priemonės visas, kurias galima įsigyti platformai. Kaip keičiasi žmonių gyvenimai mažais žingsniukais. Pavyzdžiui. Ir tas grįžtamasis ryšys tai pas mane ateina visada. Kokios istorijos, man galiu įvardinti? Vat viena buvo, sakykime, labai ryški istorija, tikrai aš ją pasidalinsiu, nuosmeninta, kada atėjo į konsultaciją gydytoja iš šiuolaikinės medicinos, visiška pragmatikė, tiesiog iš smalsumo atėjo į konsultaciją ir sako, aš tais visais dalykais netikiu, bet kažkodėl aš atėjau, tiesiog. Leidžiu savo. Laikas savo. Laikas savo, jo, tikrai laikas savo. Išklausė visą bendravimą, kadangi iš pradžių, jeigu žmogus ateina ne su klausimais, o pasmalsauti, tai Svami duoda tas vadinamas bendrą suvokimą apie save, ar ne, ten apie jūsų kūno tipą pagal Ajurvedą, apie jūsų blogus gerus laikotarpius, maždaug 20 metų į priekį galit sužinoti, tada duoda jum palankius skaičius, spalvas, kuriais galit naudotis, duoda pagal Ajurvedą ir jūsų kūno tipą maistas, kurie produktai tinka, kurie netinka, kurios žolės tinka. Bet kalbant apie maistą, dažniausiai yra pabrėžiama, kas netinka, koks maistas, kokio reiktų vengti. O kokiu pagrindu, čia astrologiniu pagrindu? Čia yra pagal Ajurvedą. Nes kiekvienas mes atsinešam savo kūno tipą, taip kaip šiuolaikiniai medicinoje yra hiperstenikas, astenikas, normostenikas, taip pagal Ajurvedą yra platesni terminai, yra vata, pita ir kafa. Kūno sudėjimas. Kaip identifikuoja vizualiai. Jo. Ir vizualiai, ir pagal planetas, ir vizualiai, sako, nei vienas Ajurvedos gydytojas nėra labai geras, jeigu jis nėra šiek tiek astrologas. Arba nei vienas astrologas nėra geras, jeigu jis nėra Ajurvedos gydytojas. Tai vat, čia labai viskas susiję yra. Tai va, ir ta moteris išklausė tas bendruosius tos dalykus. Ir tada jau, kada ateina klausimų, atsakymų sesija ta vadinama, pradėjo klausinėti, aišku, apie savo asmeninį gyvenimą, apie irgi nesutarimus šeimoje, apie skyrybas, apie kaip tėvas negražiai elgėsi su dukra, sakykime, tokių visokių dalykų. Ir Svami, aišku, kada pas jį ateina į konsultaciją, taip kaip pas gydytoją ateina žmogus sužinoti diagnozes ir po to gauna kažkokias priemonės, kaip jis turėtų sveikti, ar ne? Tai čia lygiai tas pats, ateina žmogus pas Svami, jisai mato, kame yra problemos, identifikuojamos problemos, ar ne, arba žmogus pats pasako, žemėlapyje ir šiaip viskas matosi, bet žmogus ateina su problema, vadinasi, turėtų būti kažkoks sprendimo būdas tos problemos. Tai vat yra duodami visi šitie nurodymai dėl mitybos, paskui kokie akmenys tiktų brangieji nešioti, nes jie irgi labai susiję. Brangieji, o šie kristalais apsikarstės? Trumpiau veikiantis. Short. Juos reikia pakrauti, ne? Kur kišt, kad pakrauti? Apie tą galėsim pakalbėti.
Tai vaduodamos patariamos visos tos priemonės, ar ne? Kai kurias reikia daugiau investuoti, kai kurias mažiau, tik tai savo laiko, ar ne? Ar ten pakeisti kažkokius maitinimosi įgūdžius, sakykime taip, ar ne? Ir kada priėjo laikas prie priemonių, tų vadinamų perkamų, kurias reikėtų įsigyti, įdėti savo energijos, tantrinių tų visų įrankių, laikas atėjo ir buvo jie išvardinti. Pavyzdžiui, jantra. Mūsų žmonės nelabai žino, kas tai yra, bet tai yra labai stiprus įrankis. Ir jantra yra stipri tada, kada jinai yra suaktyvinta energija. Jantros paveikslai, jie yra grafiniai paveikslai. Ta grafika yra sukurta senųjų ryšių, tai yra senųjų mokslininkų. Tai grafika yra mantros piešinys, va taip sakykime. Mantros žodžiai yra paversti į grafinį vaizdą, į vizualą. Tai yra jantra. Jinai pagaminta iš tam tikro metalo, jinai dengta sidabru, jinai dengta auksu. Jinai yra energizuota. Ką reiškia energizuota? Tai yra, kada šita jantra būna pagaminta, irgi pagal Svamio nurodymus jinai gaminama, kad būtų teisingai tie ženklai sudėlioti, jinai yra vežama į šventyklą Indijoje ir ten jinai stovi apie mėnesį pusantro ir visą dieną yra giedamos mantros. Žodžiu, iš to yra iššaukiama energija, sužadinama energija, kaip aš minėjau, kad jie meldžiasi ne stabam, jie meldžiasi energijai. Tai vat ir čia yra sužadinama, kad jinai būtų aktyvi. Ir būnant šalia tų jantrų, jautrus žmogus jaučia šitą energiją. Kaip gali jausti? Kada tu nusiperki šiaip iš kažkur interneto platybių ir kada tu nežinai, jinai aktyvinta ar ne, dažniausiai būna ne Made in China išraižyta, neaišku kas. Kad ir Made in India, ten irgi visko yra, patikėkit manim. Jo. Ir tai ir metalas bus ne tas, o metalas reikalingas atitinkamas kam, kad būtent jis laidininkas, jo, netinka nei svarbiausia, kas įdomu, medis irgi netinka. Ir akmuo, ne visas akmuo tinka tiem dalykam. Tai va čia yra begalė žinių, kad tas įrankis veiktų. Ir ta moteris įsigijo visas priemonės. Aš buvau tikrai nustebinta maloniai, nes jinai tikrai pragmatikė. Ir jinai įsigijo jantras. Jinai, aišku, yra pasakoma, kur jas reikia kabinti, ką su jom daryti, kaip su jom padirbėti. Yra pastatomų, yra kabinamų, visokių yra. Tai visa šitos instrukcijos yra duodamos jau žmogui, kuris įsigyja. Viskas išaiškinama. Jinai tikrai taip ganėtinai, su tokia nuotaika. Leido savo tikėti. Jo, su ta nuotaika pažiūrėsim, kas dabar bus, ar ne. Ir po 2 savaičių, tai yra ganėtinai greitai, aš gaunu iš jos skambutį. Sako, nepatikėsit, mano buvęs vyras pasikeitė kardinaliai. Visiškai buvo susitikime su dukra ir elgėsi su ja taip, kaip lyg tai prieš tai nieko nebuvo blogo. Visiškai kardinaliai ir tai vyksta jau visi metai. Visiškai sutvarkyti santykiai. Vėl kažkurį momentą vėl užėjo tas blogasis periodas, jinai vėl man paskambino, po metų. Sako, nebeveikia. Sako, kažkas atsitiko vėl sakykime, blūdyje, ar ne? Sako, ar aš galėčiau vėl kryptis į Svamį. Ir vėl jinai kreipėsi į Svamį, aišku, online. Vėl buvo pakoreguoti kai kurie dalykai. Ką reiškia pakoreguoti? Pakoreguoti, būtent pasakyta, kaip elgtis, ką daryti. Vat būtent tokie pointai, kaip aš sakau, sudėlioti taškiukai. Ir vėl, vėl aš ją sutikau, gal 2-3 savaičių bėgi, vėl viskas, sako, gerai. Viskas gerai. Tai vat šitaip veikia Svamio konsultacijos. Šitom žmogum, aš galiu atvirų tekstų pasakyti, galima naudotis, kad
pasigerinti savo buvimą, savo ėjimą, savo gyvenimo keliu. Ir čia ne tik apie jautrus minkštuosius dalykus, apie santykius. Ir apie biznį. O biznis kame? Verslininkų yra, kurie ateina ir nuolat konsultuojasi. Būtent, kada investuoti, ar plėsti veiklą, kada plėsti veiklą, ar dirbti su šito partneriu, ar su kitu partneriu, su kuom bendradarbiauti, kurią kryptį paimti veiklos, į kurią šalį plėsti veiklą. Čia daugiau tiem, kurie dvėjoja, ar tiem, kuriems viskas aišku, jiem turbūt ir nėra. Kam netinka? Vat būtų įdomu išgirsti. Čia kaip ir girdžiu, kad visiems... Kam netinka, nėra kam netinka. Netinka tiem, kurie nežino, kaip tai veikia. Nu, tai aš. Ir nesmalsiem. Nesmalsus žmogus neateis. Visiškas skeptikas irgi neateis. Gali ateit. Pabandysiu, kaip sakai, pragmatikė, medikė. Bet jin smalsi. Tai va, mum yra nauji šitie dalykai. Bet, sakykime, Svami jisai labai užsiėmęs Indijoje yra irgi, tai man atsivežti čia jį kartais būna sunkoka, nes jis turi susiplanėti. Jis taip, žmogų kaip jis, šito statuso ir šito galimybių žmogų kviečiasi politinės partijos. Sportą, kaip palaikymą, kad palaikytų ir mano akise, sakykime, tos partijos laimi arba kandidatai laimi rinkimus. O tai ką jis jiems daro, aiškina, kaip formuoti žinutės? Ne. Tai yra dvasinis palaikymas, vadinasi. Jis laimina, ką daro? Buvimas, taip, jo buvimas tolygus palaiminimui. Jisai duoda palaiminimus. Mums atrodo, tai, artėja prezidento rinkimai, nežinau, ar išeis dar iki to laiko. Prieš 3 mėnesius, man atrodo, prieš 3 mėnesius Svami darė, gal prieš porą mėnesių Svami darė mūsų prezidento rinkimų rezultatus. Žiūrėjo astrologiškai, tai galiu sakyti. Gali sakyti, patikrinsim po. Nausėda laimės. Gerai, pažiūrėsiu. Tikėtina, kad išeis po, tai bus proga pasitikrinti. Man buvo labai įdomu stebėti Anglijoje. Ten keitėsi irgi ministrai, man atrodo, prime minister. Jis per interviu minėjo. Jo, tai turėjo laimėti vyriškis, bet laimėjo moteriškė. Svami sako, taip negali būti. Turėjo laimėti jisai pagal viską. Ir ta moteriškė pabuvo mėnesį ar 2 ir jinai atsistatydino ir tada tas vyriškis atėjo. Jo. Prieš COVID-ą Bulgarijoje buvo nacionaliniai televizijoje buvom davėmi interviu, davė Svamis. Sako, turite labai susikaupti, nes ateina negeras laikas Bulgarijai ir šiaip visai Europai, gal net ir visam pasauliui. Reikės visiems susispausti, bus dideli apribojimai, galbūt liga. Turėjom porą metų. Taip ir buvo. Jo. Okay. Tai va, tai, sakykime, man ir tų istorijų, sakykime, jau yra begalė, nes tikrai konsultacijų daug, žmonių ateina daug ir ne tik Lietuvoje. Sakau, mes ir su Bulgarija bendradarbiaujam, ir su Vokietija, ir su Švedija. Taip, važiuojate to šalis ir mokymai yra asmeninės sesijos. Taip, daugiausiai važiuojam dėl paskaitų. O kaip dėl kalbos? Nes, pavyzdžiui, interviu klausant ne visi gali suprast labai raiškią anglų kalbą. Aš padedu. Aš padedu asmeniškai, jo. Taip. O kas yra vastu? Vastu yra darbo vietos arba gyvenamosios vietos arba sklypo, kuriame ruošiamasi statyti, irgi astrologinė, sakykime taip, žemėlapio sudarimas. Gal nelabai tikslu,
Bet jeigu atvažiuoja svamis į darbo vietą, sakykime, į ofisą arba į gamyklą, bet sakai, ką veikia Indijoje svamis, jis įvažiuoja į gamyklas, daro vastų. Į ofisus važiuoja, daro vastų. Konsultacija tai yra, kada yra tvarkoma tos vietos harmonizavimas, sakykim taip. Statant namą, darant gamyklą, turi žinoti, į kurią pusę langai, į kurią pusę išėjimas, įėjimas. Jeigu gyvenamas namas, kurioje vietoje koks kambarys turėtų būti to namo, kur ugnies vieta, kur vandens vieta, kur turėtų būti tualetai, sanmazgai. O čia pagal ką? Kokių kriterijų? Irgi pagal vedinę astrologiją tai yra. Nes žinau, kad japonų kultūra irgi yra kažkas. Feng shui. Feng shui. Bet vastų yra stipresnė. Kame? Sako, kad stipresnė. Vėlgi reikia šiek tiek tikėti. Matot, aš irgi ne visažinė. Tai, tu tik atveži visažinius. Aš atvežu visažinius ir sudarau galimybę naudoti šitais žmonėms. Blogiau nebus. Taip. O geriau tikrai bus. Žmonių istorijos patvirtina. Jo, man patvirtino ir ne vieną kartą, ir mano pačios, sakykime. Kai kam sekasi geriau ir greičiau, sakykime taip, priklauso ir nuo paties žmogaus pastangų. Svamis sako, jūs turite dėti daug darbo. Tai mes ir taip daug dirbam. Ne ten dirbat, kur reikėtų įdėti to darbo. Reikia krypties ir palaiminimo. Reikia palaiminimo, tai reikia, bet jis duoda užduočių nemažai, kada ateini į konsultaciją, kad va, tu turi padirbti su tuom, tu turi padaryti tai. Vien jau mūsų žmonėm pakeisti dietą, maisto produktus yra labai sunku. Kai kam, sakykime, yra griežtai pasakoma, kad tu negali valgyti mėsos, nes jisai mato, kad neišvengiamai kažkokia liga bus, kurios priežastis gali būti visi kepti mėsos dalykai. Virškinimo reikalai. Ir jisai pasako, kad tu turi atsisakyti mėsos. Ir dažniausiai tai būna pradžia, nuo ko tu turėtum pradėti keistis. O mūsų žmonėm jau vien tas pirmas žingsniukas yra neįveikiamas. Čia kaip anekdotas. Tai yra mūsų kultūra, mes nieko nepadarysim, bet tai yra, jeigu tu nori keistis, tu turi keistis. Čia kaip anekdotas dabar šviežiai mano atėjo. Įsivaizduoji, Adomą ir Ievą išmetė tai dėl obuolio, o kas būtų, jeigu tai būtų šašlykas? Ant iešmo. O jeigu žmogus ateina ir į sesiją pas savami, ne, ir jisai sako, galiu užduoti klausimą, žmogus neturi klausimų. O tai ko tada atėjo? Sakys, smalsumo vedinas, kažką pasakys, ko tikėtis iš tos sesijos, arba ko nesitikėti. Nesitikėti ko? Nesitikėti, kad ta sesija bus tokia pat, kaip čia dirbančio astrologų, jinai yra kardinaliai kitokia. Kame? Ir žmonės pabuvę šitose susitikimuose, jie sako, aš visiškai galvojau, kad tai bus kitaip. Matai, kaip aš pati niekada nesu buvusi pas vietinį astrologą. Aš nežinau, kaip ten vyksta viskas. Tai man sunku palyginti, bet iš žmonių atsiliepimų, kadangi dažnai žmonės mėgsta pavaikščioti pas specialistus. Vieni kina eina, kiti eina pas astrologus. Jo, bet tai tame nieko blogo iš tikrųjų. Tai vadina, žmogus domisi savo gyvenimu, savim kaip asmenybė, galbūt tikrai ir keistis nori. Ir kažkas yra negerai jo gyvenime, ką jis norėtų pakeisti. Kas aš išsiaiškinti? Kas aš noriu išsiaiškinti? Kokį darbą man labiau tinka, kokia veikla man labiau tinka. Tai viskas žemėlapį yra. Kokia tavo prigimtis? Taigi mūsų tos prigimtis dažnai būna užmuštos nuo vaikystės per mokyklų mėsmalę praėjus. Mūsų visas interesas prapuola vystyti save kaip asmenybė, praėjus per mėsmalės tas, ar ne? Tai galit čia sužinoti, kas pagal jūsų prigimtį jums yra palankiausia,
kur reikėtų, į kokią veiklą reikėtų įdėti mažiau pastangų, kad uždirbti savo gerovę. Įgimtus talentus minimum. Taip. Taip, taip gal. Čia jau toks jau labai. Apie talentus galbūt tai nėra. Talentas yra, kai lengviau einasi. Aš talentą taip traktuoju. Sakykim, galima ir taip paklausti, bet vis dėlto, kad ir koks bebūtų dvasingumas, va taip kaip mes jį suprantam, dvasingumą, ar ne, pas juos, jų kultūroje dvasingas yra tas žmogus, kuris žino, kaip uždirbti pinigus savo šeimos išlaikymui. Kol tu šito negebi, tu nesiskaitai dvasingų žmogumi. Bet gali turėti labai tai yra labai didelis skirtumas negu pas mus dvasingumo. Čia daug žinių, suvokimas. Terminų. Ja. Tai ir čia, kada jūs paklausėt, kas man būtų gerai daryti, čia ne apie mėgstu ir nemėgstu eis kalba. Čia eis kalba apie tai, kuri veikla tau atneš didžiausią pelną su mažiausiai pastangų, sakykim. Tai. Ir dar kada? Nes kažkaip minėjai, nes yra dar geri, blogi laikotarpiai. Yra kada yra laikotarpiai, kada iš vis geriau sėdėti valdiškam darbe ir nejudėti ir nieko nekeisti. Yra tokie laikotarpiai, nes jeigu tu pradėsi savo veiklą nelaiku ir išeisi iš samdomo darbo, tu gali palikti šis be pajamų šaltinio. Kad ir apie kokį dvasingumą mes kalbėtumėm, vis tiek pajamų šaltinis yra svarbiausia. Mes turėjom čia vieną kartą diskusiją, aš irgi valdišką darbą dirbu, tai turėjau diskusiją su savo kolegom, kas yra svarbu darbe. Sakau, gal pradėkim nuo to, kodėl mes esam čia. Kodėl žmonės eina į darbą. Buvo diskusija dėl to, kad kolegos, dėl to, kad kolektyvas, dėl to, kad skatina. Buitekas. Sakau, leiskit įsiterpti, sakau, ar jeigu jums pasakytų, išdėstytų šitos visus kriterijus, kad labai geras kolektyvas, geros sąlygos, duos jums papietauti, duos jums pamiegoti, ar jūs eitumėte į darbą, jeigu nebūtų viena iš eilučių atlyginimas? Ar eitumėte į darbą? Tai eitumėm vis tiek, čia yra labai svarbu. Taip, tai yra labai svarbu, visi šitie kriterijai. Bet esminis tai yra pinigai ir atlygis. Kalbėkim apie bet kokį dvasingumą vis tiek. Dvasingi pinigai, yra mes apie fainiau medituoti. Dirbti. Ir dirbti, ir medituoti. Taip. Tai iš šitų, sakykim, pokalbių su Svami Aditija jūs gausit atsakymą, kuri veikla jums yra pelningiausia jūsų atžvilgiu. Pagal jūsų prigimtį. Ir sugrįžti sveikatą. O dažnai ateina su ligom ir kaip toliau vystosi, nes čia jau toks gaunas. Kada ateina su ligom, tada taip yra kalbama apie maistą, yra kalbama apie praktikas, kurios būtų palankios ir yra kalbama vėlgi apie mantras, apie jantras, apie rudrakšą, apie tos dalykus yra. Visose konsultacijose, visose pokalbiuose Svamis pamini visas įmanomas priemonės, kad jeigu kaip pasakysiu grubiai, jeigu imsite visą paketą, tai tiesiausias kelias į rojų. Į rojų. To mes ir siekiam. Bet dažniausiai žmonės suklumpa ties pirmų patarimų. Pakeisk dietą. Gali pasimti, kad ir visą paketą, jeigu tu nesilaikysi principo, ką dedi į save, visas kitas tas namelis sugrius kartu. Čia kaip tas anekdotas yra. Aš tu sumokėsiu kiek nori, tik išmokink mane grot, bet aš nenoriu grot. Panašiai jo. Kokį rajelį nusipirkti? Kiek norim. Tegu jis groja ten kampe. Dabar galima tokį nusipirkti? Niekada aš atsisėdu ir jis pats groja. Bet nereikia praktikuoti nieko. Nebus taip. Nebus taip, kad ir jūs įsigysit visą paketą, sakykim. Aš čia labai grubiai dabar kalbu, ar ne, įsigysit visą paketą, bet kad ir kokias praktikas jūs bedarysit ir plauksit paviršium, vis tiek nieko nebus. Kažkiek bus. Bet tą, ką
Aš dabar pasakysiu vieną dalyką. Šiek tiek mes peršoksim vieną temą. Kad ir apie tą pačią jogą ir praktikavimą mantrų pakalbėkim. Lietuviai žmonės yra ganėtinai jautrus iš prigimties. Ką aš turiu omeny jautrus, tai yra jautrus vibracijom, energijom kito žmogaus. Mes matom labiau ir jautriau Ką reiškia? tų nematomų dalykų. Sakykime, jaučiam kitus žmonės labiau. Čia tam patį vadinama. Ir ypatingai šiuo laikotarpiu tie matymai tokie jautresni, jie atsiveria labiau. Daugiau žmonių tai geba daryti. Nes vis dėlto pas mus tikrai mes turim šitų praktikų dvasinių vadinamų visokių nemažai čia. Ant kiek teisingai mes jas darom, nelabai teisingai, bet žmonės mėgsta praktikuoti ir lietuviai jie tokie ir kantrus ir tikrai mes, jeigu jau einam į kažkokią veiklą, mes tengiamės eiti giliai. Gal dėl to mes turim rezultatą, aš iš savo tik tai kalbų srities. Raganavimą kalbė. Raganavimą. Taip, tai moteris tikrai lietuvės, jos tokios raganaitės. Jos mato, jos jaučia, jos sugaudo tas žolelės, renka, įvalgo, įgeria, Tik lėlių turbūt nedaro. Čia kita kultūra. Tai va. Ir mes, sakykime, esam jautrus tiem dalykam, ar ne? Tikrai mes empatiški žmonėm, mes jaučiam žmonės, bet kada mes tas praktikas pradedam naudoti su tikromis žiniomis, va dabar irgi mes pradėjom, Swami pradėjo su mano pagalba Mahamrityunjaya mantros kursą. Tai yra mokymo kursas, kaip jinai teisingai turėtų būti praktikuojama šitą mantrą. Tai nėra tik tai teisinga tartis sanskrito žodžių, mantro žodžių. O neužtenka vien mintyse sukt tą garsą? Ir užtenka, turim žinot, kad mintyse sukti, bet dar turim žinot begalę dalykų. Aš pati, kai sužinojau, kiek ten reikia žinoti, aš galvau, kad aš jau pažengusi ir jogistė, ir mantristė, sakykime, mane pasirodo, nei velnio aš nežinojau. Nei velnio apie tai. Užtat aš į mantras labai nelindau giliai, nes aš žinojau, kad tai yra dalykas, kuris tikrai veikia, jeigu jį praktikuoji. Aš pati... Atsargiai reikia praktikuoti, ne labai žinant. Taip, reikia atsargiai, nes jos galima padaryti klaidų. Tu turi žinot begalę dalykų. Arba tu gali praktikuoti tik tai dėl praktikavimo, jinai neveiks. Arba veiks labai minimaliai iki mūsų suvokimo ribų. Ką aš noriu pasakyti, kad mantrą, jeigu tu praktikuoji, klausais, ten nuolat kartoji ją, tu teisingai tari, tu pagauni tą tembrą, kuriuo turėtų jinai būti kartojama, ar ne, jeigu garsu kartoji, jinai duoda rezultatą. Jinai duoda, žiūrint kurią, bet pas mus dvi standartinės, kurias mes praktikuojam dažniausiai, tai jos duoda tą ramybę, duoda tą harmoniją, gal kai kam pradeda duoti ir tą matymą vadinamą, didesnį matymą, gilesnį matymą, tą jautrumą. Ir užtat ir sakau, kad mūsų žmonės, jie daro kai kurias praktikas nuoširdžiai ir jie labiau matantis, labiau empatiški, labiau jaučiantis, labiau... Bet ir jau mes galvojam, kad mes pasiekėm rezultatą. O rezultatas yra kas? O rezultatas yra tas, kada tu praktikuoji mantrą teisingai, kada tu žinai visus jos užraktus, visus kodus atrakinimo, visas dievybės pašauki, kuriai yra ta mantra, suaktyvini energiją. Tu visą tai turi žinoti. Ir kada tu praktikuoji nuolat, galbūt netgi kelis tūkstančius kartų ją kartoji, tau pradeda atsiverti tokios galimybės, apie kurias tu net nežinojai, kad tai gali būti.
Ir žmogus, kuris yra padaręs milijonus kartų, 10 milijonų kartų pakartojęs tas mantras, jisai turi tokias galimybės. Užtat ir Indijoje tokį žmogų kaip Svami, jie savo kultūroje žino, kokias jis turi galimybės, nes jis yra pakartojęs 10 milijonų kartų, 30 milijonų kartų kai kurias mantras. Čia metai skaičiuojami. Čia skaičiuojami dešimtmečiai, taip. Ir tada tas jo ranko pakelimas, kaip duodamas palaiminimas, va tas, matėt, gal taip daro guru. Jisai turi tokią galią, jis gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Tas, kuris prašo palaiminimo. Mūsų žmonėm tai suvokti sunku. Mano akise tie dalykai vyksta. Aš visiška skeptikė buvau prieš tai. Visiška. Aš modernios medicinos atstovė. Ir kai mano akise vyksta dalykai, aišku, ten sparnai angelo neužauga, nepradeda kaltis nugaroj, daugiau nebūna, nebūkim ufonautai, bet žmogaus gyvenimas keičiasi. Po susitikimo su žmogumi, kuris idėjas investavęs į šitą galę daugiau negu 10 metų. Taip kaip mes einam į universitetus, ar ne, gydytojai mokomės 11 metų ir gaunam galę gydyti žmogų. Pas profesorius ir panašiai. Arba pjaustyti žmogų, operuoti, neurochirurgai, tai ten meistrystė, aš nežinau kokia, bet tai tu ir investuoji 15 metų į mokslą. Tai čia lygiai taip pat. Dvasinis mokytojas investuoja irgi į tam tikrus dalykus, dešimtmečiais, kad jisai turėtų statusą dvasinio mokytojo ir kuris veikia, ta jėga veikia. O kas suteikęs to dvasinio mokytojo statusą? Jo mokytojas. Tai čia yra ta mokyklos parampara, tradicija. taip veikia tradicija, taip. O kaip, pavyzdžiui, yra Rudrakšų, matau pas tave mikrofoną segant, dabar traškės. Va. Aš irgi vieną gavau. Rudrakša iš tikrųjų irgi, jinai turi savo elektromagnetinį spinduliavimą, sakykim taip, jinai keičia šiek tiek mūsų aurą, mūsų energetiką keičia. Čia kurią pusę, kad aš labiau žmonos klausyčiau, taip išeina? Labai pragmatiškai taip žiūrėjau. Aš vyras, man per veiksmą, reikia kažką daryti arba nedaryti. Taip, kad klausytum, man kaip pačiam žmona už Rudrakšos, kai trauktels. Todėl aš įdėjau visą laiką iš tikrųjų miegant. Taip. Ir po rūbais, kad liestųsi su kūnu. Aš kada važiuoju daryti, aš pati darau vaško terapijas, vaško ir mantrų terapijas žmonėm, asmeninės sesijas, tai aš užsidedu ne vieną Rudrakšą, 3. Aš esu matęs dar apyrankės. Apyrankės veikia silpniau. Čia pagal meridianus, sakykime, kaip ir kada rekomenduojami brangieji akmenys nešioti. Jie rekomenduojami nešioti ant pirštų. Ne čia, ne pakabuką, o būtent ant pirštų, nes kiekvienas pirštas yra kažkokio organo meridianai ir kažkokios planetos meridianai. Ir spinduliai, sakykime, eina, kad ir saulės spinduliai eina į akmenį, jisai turi pakankamai didelis būti akmuo, kad veiktų. Ir tai fizikoje įrodyta, kaip laužiasi spindulys, ar ne, visas spektras spalvų. Tai va akmuo taip ir veikia per tą spalvų spektrą. O kaip, pavyzdžiui, Rudrakšos, jūs jau skirtingų yra tipo, nes kai mes su Svami bendravom, tai ten yra jau iki 10 000 eurų kainuojančių. Rudrakša yra uoga. Tai yra nuo vadinama Šivos ašara, bet jinai yra tikra uoga nuo krūmo. Jos yra džiovinamos, apdorojamos kažkaip tai ten specialiai, bet tos uogos yra skirtingos. Ir tos uogos turi savo tokias linijas, vadinami veidai, mukti vadinasi. Ir irgi pagal astrologiją yra žiūrima, kuri Rudrakša tinka būtent atėjusiojo žmogaus atveju. Kelių veidų. O čia yra jos turi skirtingas savybės. Rudrakša yra visam gyvenimui duodama.
tokio tiek veidų, reiškia... Nebent žmogus turi ten kažkokių specifinių prašymų į svamį, kad nori kažką tai kardinaliai keisti arba nori, turi specifinį prašymą, tada jau yra pažiūrima giliau, kuriam laikotarpiui, kuri rudrakša tiktų. Nes kiek žinau, lyg 3 metam rudrakšos, ne? Rudrakša yra visam gyvenimui. Tas šitas vėrinys yra visam gyvenimui. Nebent jis tai gali nutrūkti, bet tai tada keiti į kitą. Nes aš kažkaip lyg teisiš. Ir jos irgi yra aktyvuojamos šventyklose su mantrom. Dabar visai nesenai vienam susitikime pasakojo svamis irgi istoriją iš ten, kad guru, norėdamas apsaugoti savo mokinį, sekėją, savo, sakykime, pagalbos prašytoją, prie jo akių sau nusikirto piršto galiuką. Mokytojas. Guru. Nusikirto piršto galiuką. Ir jie abudu kažkur išėjo miestan, kažką tai daryti ir kažkoks išpuolė žmogus su kardu. Ir pradėjo mojuoti su kardu ir tas kardo smūgis praėjo tam jo mokiniui taip vos pro čia, taip vos. Ir tada jisai sako, aš dabar supratau, kodėl tu nusikirtai pirštą. Vadinas, mokytojas visą šitą kardo smūgį pasiėmė ant savęs, nukreipdamas energiją į savo tą piršto galiuką, kad kardo smūgis mokiniui praeitų krašteliu, o ne. Žodžiu, tas mokytojas pamatė, kad mokinys būtų žuvęs toj nuo kardo, nuo pjaunamojo kažkokio tai dalyko. Tai jis paėmė savo, nusikreipė energiją į save, bet jie turi tokią galią mokytojai. Tai rudrakša iš dalies irgi gali vieną iš funkcijų. Taip, jinai tave apsaugo nuo blogos energijos ir blogos akies. Plus dar turi N tų elektromagnetinių savybių, kurios yra moksliškai įrodytos, galite rasti tikrai aprašymus internete. Tai gerai, tai dabar ką man daryti, nes aš jau keletą kartų ją buvau išbėręs. Va čia reikia vėl svamio paklausti. Ar reikia imti naują, nes jin jau tiek atidirbo tau, ar galima kažkaip ją bet paprastai tai naują reikia imti. Supratau. Ja. O kaip gonti? Gomtai čakra yra gomtai akmenukai iš šventos upės. Jie tokie, sakykime, mano akise, jie tokie žaismingi. Sakė, reikia prie pinigų juos laikyti. Jie yra, taip, jie yra duodami irgi, užkalbėta yra su mantromis, pats svamis juos užkalba duodamas, jau perduodamas žmogui. Ir jie yra nešiojami, jie yra labai geri jūsų pinigų cirkuliacijos palaikytojai, sakykime, taip. Jie turėtų būti arba piniginiai ten, kur kortelės bankinės, arba kur pinigai, arba kad ir namuose ten turit kažkokią tai dėžutę, bet pinigai turėtų judėti. Ir kada tie akmenukai yra, jie didina cirkuliaciją. Nemažėja pinigų. Čia gal jų kiekis priklauso dar, kuo daugiau jų, to geriau. Svamis atskaičiuoja, kiek turi būti, irgi pasižiūri pagal astrologiškai. O tai irgi ten išsikrauna? Jie išsikrauna per kokius 2 metus. Indijoje žmonės juos keičia kas metus netgi. Vat juos tai reikia tikrai keisti. Aš pati jaučiu. Aš jau pradedu pastebėti, kad kažkur jau jie pradeda išsibesdėti. Reikia keisti, vadinasi. O kaip yra su jantrom, kurios yra didelės, brangios versus plokštelės? Ar tai turi įtakos? Šiaip jantros jos yra nebūtinai ta plokštelė kabinama ant sienos. Tai yra viena iš versijų, sakykime, taip jantros. Bet šiaip jantros yra dažniausiai tos 3D formatu. Jos yra statomos ant stalo ir jos yra, tokios kaip piramidės būna, šri jantra, vastu jantra, jos yra kaip daug trikampiukų arba viena piramidė. Irgi iš atitinkamų metalų, jų yra įvairiausių, jų yra labai didelių. Gali būti į 1,2 m aukščio.
ir tai daugiau. gaunasi vis tiek reikia savamio konsultacijos, Taip. Sesijos, kad parinktų tiek drakšas, tiek jantras. Taip, tai yra geriausia. Nes jisai žino, koks įrankis tau reikalingas. O kad žinotais turi jau minimum gimimo datą žinoti. Minimum. Tai yra viskas, ką jisai turi žinoti. Gimimo datą ir laiką. Kūno dar sudėjimą ten kažkaip minėjai. Paprastai pirmai konsultacijai aš visada rekomenduoju pirmam susitikimui ateiti gyvai. Tai yra geriau. Jūs gaunat tiesioginį palaiminimą iš jo, susitikdami vien. Jo energija veikia ir per online, bet kada online'as ne visada gerai veikia, ne internetas kartais neryškiai matos, neryškiai girdis ir taip toliau, o kada tu gyvai bendrauji, tu esi energijoje to žmogaus. Ja. Smilkalai. Kam žmonėm reikėtų naudoti smilkalus? Ne tik dėl pakvepinimo namų, ar turi dar kažkokių prasmių savo poreikių? Ajurvedai, pavyzdžiui, pančakarmai, tai yra organizmo valymo procedūros, ar ne? Yra naudojami smilkalai, arba nesmilkalai, bet deginamos žolės. Ir viena iš procedūrų yra, kada tu trauki dūmą į save. Nors ne kaljano rūkymas gaunasi vizualiai žiūrint. Bet tai yra tam tikras žolelių mišinys, kurias smilkina ir tas dūmas tave gydo. Smilkalai lygiai tas pats. Smilkalai, jie yra irgi žolelių ir dervų mišinys. Tai nėra, taip dabar yra madinga ten pasismilkinti, pasikvėpinti. Medituojant. Bet iš esmės medituoti kartu su smilkalu negalima. Kvėpavimo pratimų kartu su smilkalu negalima. Nes ypatingai dabar smilkalai, kada gaminami iš bet ko ir bet kaip, ir netgi su sintetiniais aliejais, tai jie daugiau kenkia negu padeda. Geri smilkalai, tikri smilkalai, kurie yra padaryti iš žolelių, iš tos vadinamos pagrindinės dervos, kuri lipdosi ar ne, kuri ir yra padaryta iš žolių mišinio, plus natūralaus aliejaus kažkoks procentas. Tai jis yra gydantis. Bet vėlgi nereiškia, kad tu turi nuolat juom kvėpuoti. Kai pas mus per jogos sesijas uždega smilkalą, jisai rūksta dūmų nuo lubų iki apačios, visi sėdi kvėpuoja, jogą daro. Labai blogai. Labai blogai. Negerai. O tai kas kiek Visų pirma, smilkalas nekokybiškas, dervos nekokybiškos, aliejai sintetiniai. Ir tai yra, tu prisikvėpuoji velniai žino ko. Geras smilkalas, jisai yra stipriai rūkstantis, ganėtinai tokių mėlynų dūmų, bet jį reikia smilkyti labai nedaug. Jeigu nedideliam kambarį, tai turi nusmilkyti kokį 0,5 centimetro tos lazdelės. Viskas, tu turi gesinti. O kaip teisingai išgesinti? Tiesiog galima į vandenuką pakišti, galima subaksnuoti. Tai nieko tokio, jeigu vandens gauna? Nieko tokio. Nieko. Ir smilkalą reikia laikyti visada suvyniotą į foliją. Į ten, kuris neišsigaruotų. Galima kaip namų kvapą laikyti, nedeginti tą lazdelę. Jeigu jinai kokybiška, jinai kvepės ilgai. Bet laikymui, va taip namų kvapam yra kiti smilkalai, jie yra kitos formos, bakur vadinami. Jie yra daugiau gal net ne Indijoje jos irgi daro, bet labiau mes juos girdim iš arabų kultūros atėjusius. Bet Indijoje, sakykim, jie yra gaminami irgi iš tos panašios dervos, kaip ir ant smilkalo, kur lazdelę daro, bet tik tai padaro ten rutuliuką. Tai jie yra tokie daugiau namų kvepinimai. Jie nedeginami. Galima jos ir smilkyti, bet gaunasi per daug sodru, nes tu jo negali nusmilkyti pusę to burbuliuko.
Jeigu didelė patalpa gali susmilkti jisai visas, bet butuose, studijėlėse, nedidelėse, tai tie burbuliukai gali stovėti ant stalo ir jie nuostabiai kvepia. Natūraliai nuostabiai kvepia. O yra skirtumas, kur pagal kokią paskirtį smilkalą rinktis? Kaip atsirinks smilkalą? Jeigu dėl sveikatinimosi, tai aišku, tai turi būti tam tikras žolių mišinys. Jeigu, sakykime, kaip sakiau, pančakarma procedūrom, tai jau ten daros, gydytojas parenka žolės, kurios turi būti smilkomos. Bet tik tai su gydytojo patarimu. Su ajurvedos gydytojo patarimu. Tai šiuo atveju Šiuo metu smilkalai, sakykime, kuriuos aš atvežu čia, jie yra bendram naudojimui daugiau skirti. Jie yra bendram naudojimui, tai yra dėl kvapo, bet tik tiek, kad tas kvapas jis yra sveikas, jisai tau nekenkia tas dūmas. Vat ką mes. Minimum nekenktų, kaip mūsų čiužiniai. Tikrai, minimum nepakenks. Ir žinant, kaip juos naudoti, kaip smilkinti, ir sakau, ten yra natūralus aliejus, taip jisai parūksta biški juodų dūmų, kol dega, nes jisai yra natūralus. Žolę uždegina irgi juodų dūmų rūksta. Kol dega, kada užgesini ir smilksta, tada smilksta jau mėlynų dūmų. Tai vadinasi, yra geras smilkalas, kokybiškas. Ir kokybiškas smilkalas jis visada turi kainą. Jis visada turi kainą, jis nekainuoja kapeikų. Jeigu kalbant apie... Visi geri dalykai turi. Kad ir Indijoje jie turi savo kainą, šitie smilkalai. Ir jie yra tie, kurie, sakykime, yra tavo platformų, jie yra natūralūs, pagaminti ajurvedos gydytojo smilkalai. Tai minimum nepakenks. O maksimum džiugins. Džiugins labai. Ir smilkalas, jisai, sakykime, ką mes naudojam ne tik kvepinimui, bet irgi energetikos valymui, sakykime, energijos valymui. Ir jeigu jogos studijose, tai smilkalą reikia smilkyti po visų praktikų, išeinant namo, užrakinant duris. Užgesinti, pasmilkinti. Taip. Po praktikų. Ir gero smilkalo kvapas, kada jūs vakare pasmilkinsit studijoj, vakare užgesinsit, uždarysit duris, rytą ateisit, studija kvepės. Va čia yra geras smilkalas. Ir nereiks prieš smilkinti ir kvėpuoti paskui dūmais. Daug dalykų mes nežinom čia. O kaip akmenukų įkrovimas minėjai, kad kažkaip galima juos užkrauti? Apyrankės? Šitie akmenukai mantrom užkrauna. Irgi. Pačiam ar jau reikia... Ką mes patys galim su mantra padaryti, jeigu mes nežinom, kaip teisingai ją naudoti. Mes net nežinom. Mes neturim tos galios. Mes įdirbio neturim, mes galios neturim. Ką mes galime krauti? O kaip malda versus mantra? Maldos galia yra, bent jau girdėjau vieną ausim. Kurios maldos? Maldos prašant, rožančius. Irgi priklauso nuo to, kokį įdirbį turėsi, aš manau. Bet mantra jinai yra... Tai nėra malda, sakykime, tai yra universalus visatos garsas, kad ir om. Tai yra pats pirmas visatos garsas. Tai nėra prašymas, tai yra tiesiog sąskambis. Tai yra vibracijų suderinimas visatos su tavo. Grįžimas į gamtą, į natūralumą. Susiderinimas su gamta. Susiderinimas su gamta. Tai tam reikalingas sąskambis. Taip, vibracijų suderinimas. Kas yra dikša, kuo tai valgoma? Dikša. Dikša yra mantros perdavimas iš mokytojo mokiniui. Tai vat būtent tai yra ne tik, kad mokytojas perduoda mantros žodžius tau, kaip slaptą dalyką, kurią tu turėtum su kuria dirbti, bet jis tau perduoda raktus į šitą mantrą. Raktus. Čia toks jau dvasinis reikalas ar kažkokias ceremonijos? Čia žinojimo reikalas. Tai yra perdavimas
tau įrankio. Tiesiogiai tau ir ta mantra, jinai gali būti ir universali mantra, sakykime, kurią visi naudoja. Bet mokytojas tau perduoda ją su tam tikru, kaip pasakyti, raktu, skirtu tik tau vienam. Ir tą raktą tik tu žinai. Kitamgi žmogui perduos tą pačią mantrą, jisai gali perduoti. Čia kaip iniciacija. Bet raktinis žodis bus kitas ir jinai veiks kitaip. Jo ištartas raktinis žodis. Nes svamis jisai žino, kur ta mantra tau turėtų gelbėti, kurioj tavo gyvenimo problemoje, ar ne? Ir jisai ją atiduoda duoda tau su raktu, kad kai tu ją naudosi tą mantrą, jin ten tau ir gelbės toj vietoj, kur reikia. Ta pati mantra gali būti kitam žmogui, bet raktas kitas. Tai į seminarą nuėjus ir išgirdus mantrą, tai čia dar ne tai. Turi būti perduota asmeniškai. Aš labai kviečiu visus ateiti į šitą Mahamritunjaya mantros kursą, dabar jisai bus Kaune. Pamatysit, kiek ten, bent jau į pirmą paskaitą ir pamatysit, kiek reikia žinoti, kad praktikuoti mantrą, kad jinai veiktų. Kiek žmogus turi žinoti. Tai plius ją dar reikia gauti, ne tik tais kursą praeiti. Ne, čia universalios mantros žinios apie kaip apskritai tai veikia ir ką reikia žinoti, norint praktikuoti ir ką reikia žinoti, jeigu dikšą nori gauti. Ir sakykime, mokytojas, kuris duoda dikšą, kuris perduoda mantrą, jis pats turi būti atlikęs, praėjęs tapą padaręs kaip svamis. Jis iš savo mokytojo turi būti gavęs dikšą ir leidimą perdavinėti, nes jis yra praktikas. Tai jam neužteko YouTube'ai pažiūrėti, reikėjo padirbėti. Apie 12 metų taip. Kalnuose. Padirbėti, kad galėtų perduoti. Ir atsakingas mokytojas, jisai dikšos nedalina taip savo. Nes jis perduoda dalį savo energijos žmogui. Dalį savo jėgos, dalį savo energijos. Ir jeigu žmogus tą mantrą naudoja neteisingai, kenties mokytojas, netgi fiziškai. Kažkaip svamis yra sakęs, sako, aš iš ligoninių neišeičiau, jeigu aš visiems dalinčiau iš eilės. Taip. Jisai nebetenka apsaugos, jis išdalina savo energiją, o mokinys jo neklauso ir daro savo. Kaip sako, mokinys pasiėmė dikšą, kartoja mantrą ir valgo mėsą, užmušinėja gyvūną. Tai viskas, sako, aš iš ligoninės neišeisiu. Pačiam mokytojui. Taip. Karma. Taip, nes neteisingai atidavė žinias. Atsakomybė už savo veiksmus. Taip, tai atsakingas mokytojas, kuris žino, ką jisai perduoda ir ką reiškia dikšos davimas, jisai nedalina į kairę į dešinę. Ir dabar turim grupę, būtent mantros kursą turim Pasvalyje, kaip bebūtų keista, ar ne mažas miestelis, bet yra grupė žmonių. Bet ten sąmoningos moterys, tikrai sąmoningos, jos supranta, kur atėjo, jos praktikuoja jau senai visus šitos dalykus ir ugnies ceremoniją. Tai šitą patį jagį, jeigu teko būti man pačiam. Taip, tai tos moterys visos paprašė būtent mantros kurso, kad gauti tas žinias, kad giliau praktikuoti. Ir jos sąmoningai, jos nori dikšos, bet yra kelios, kurios valgo mėsą ir jos sako, aš neimsiu dikšos, nes aš valgau mėsą. Aš nenoriu, kad mokytojas kentėtų. Tai arba tu turi pasimti ir nepraktikuoti tada tos mantros. Sąmoningų reikia būti visur. Žinoti, jausti kitą žmogų, žinoti atsakomybę. Ir iki žinių. Taip. Kaip sakai, minimum smalsumo reikia. Kažkaip daug šiandien minimums kalba. Tiek mažai te reikia, ne? Smalsumo, daryt. Žiūri, gyvenimas baigęs. Nespėjai visų smalsumų patenkinti. Gileta, kaip baldų maestro pasakytų, malonios dovanėlės skatina draugystę. Tai aš tau norėčiau padovanoti tokį mažą nuomyliu save. Ačiū. Čia aš tokį paturiu. Man išsiekti reikia.